puikus rudenėlis kviečia pabūti gamtoje, o šioje nuostabioje vietoje noriu papasakoti apie save. O šie kontrastai man labai patinka. Gali būti ir dėl to, kad gimiau skirtingų tautybių tėvų šeimoje. Mano tėtis latvis, o mama lietuvė. Mano pavardė Leitens, o vardas Ingrida. Ir tas kitoniškumas visada buvo šiek tiek išskiriantis mane iš kitų. O kai vaikystėje tai vyksta, tiesiog labai tampa nepatogu ir kaip tik norisi pritapti. Todėl ir aš stengiausi pritapti. Ir gerai mokiausi. Kažkas pasakė, kad man tinka skaičiukai. Ir aš nusprendžiau, kad man patinka ir kad aš kūrybiškumo pas save neturiu nė kruopelytės. Taip ir keliavau per gyvenimą, realizavau save skaičiuodama ir mokiausi per tai išreikšti save. Bet žinoma, kai yra viena pusė užneigta, tai visiškai pilnatviškai jaustis tiesiog neįmanoma. Ir gyvenimas laikas nuo laiko mane būdindavo, bandydavo parodyti tą mano kitą pusę. Tačiau tas įtikėjimas buvo toks stiprus, kad aš net negirdėdavau, teko mokintis KTU dizaine ir mums ten reikėdavo piešti. Ir kai kurie dėstytojai sakydavo, kad gal tu, Ingrida, baigei kokią piešimo mokyklą, kažkokią tai dailės studijas. O aš vis tiek to negirdėjau, man tiesiog buvo neįmanoma tai girdėti. Iki kol aš po truputėlį neatrakinau savo kitos pusės. O tai atsirakino su sąmoningumu, kai pradėjau praktikuoti jogą ir kitas praktikas, man po truputėlį atsivėrė ir kūrybiškumas. Ir šiuo metu galiu pasidžiaugti, kad kūrybiškumas vis veriasi ir veriasi vis daugiau ir daugiau. Tai aš šiuo metu esu Amber Grande įkūrėja, kuriu papuošalus iš kristalų ir gintarų ir mano papuošalais puošiasi daugelį pasaulio šalių. Tai labai džiaugiuosi apie tai. Ir mano gyvenime atsirado juoko joga. Ji dar labiau atvėrė mano kūrybiškumą. Nes juokas iš gynybinės mūsų kūno pozicijos atpalaiduoja. Tai aš nebesiginu ir priimu savo tą kitą pusę ir tas visas puses ir aš suprantu, kad kūrybiškumas nėra tik tai kurti kažkokius paveikslus ar papuošalus. Kūryba yra kasdien. Mes esame kūryboje ir paprasčiausiose dalykuose. Mes kuriame savo dieną, kuriame maistą, kuriame santykius. Viskas yra kūryba. Tik tai reikia išmokti tai pastebėti. O pastebėti galime atsipalaidavę, įsikvėpę. Ir vesdama juoko jogą aš kviečiu užsikrėsti juoku, atsipalaiduoti ir sulaukiam tos savo kūrybinės mūzos. Aš daug daugiau galėčiau papasakoti apie juoko jogą ir kaip kontrastingai derinu savo kristalų ir papuošalų intuityvų vėrimą. Ir jeigu norite, užduokite man klausimus, aš papasakosiu apie tai live. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu dalintis ir atverti, padėti kitiems atsiverti kūrybai. Tai jeigu įdomu, lauksiu jūsų žinučių. Iki.